Sveiki, draugai. Šiandien vėl toks įrašiukas, pagal mūsų realijas, tai pasakėlės. Nes tai, kas dabar vyksta mūsų pasaulyje ir tai, kas čia parašyta, visiškos priešingybės. Bet paklausykime ir pasvajokime apie gražesnį rytojų. Taigi pradėkim. Greitai pasaulis, kokį dabar pažįstame, nustos egzistuoti ir taps pilnaverčiu pasauliu, kur kiekvienas turės teisę į viską. Nebus jokių atskyrimų, nebus turtingų, nebus vargšų, bus gerovė dėl visų, nebus mano, bus tai, kas priklauso visiems. Draugai, žinot, net garsiai įgarsinti sunku tokį tekstą. Nes pagal tai, kas dabar vyksta, tai, kas čia parašyta, tai oi, kaip dar toli. Ir vargu ar iš viso įmanoma, dėja, tai mano nuomonė. Bent jau šiame materialiame tokiame pasaulyje. Gerai, toliau. Daugeliui tai sunku priimti. Taip. Nes jiem sunku priimti, kad jie praras tam, ką jie turi. O ką jūs turite? Nieko. Jūs atsinešėte į šią žemę turtus, kuriuos surinko jūsų siela. Tai, ką siela ima, tai, ką ji mokosi, tuo, ko ji gyvena, tuo, ką jai pavyksta išmokti ir įtvirtinti bėgant laikui. Tai yra tai, ką pasiima siela, o ne fiziniai turtai. Čia šito vietoj taip sutinku, nesenai ir įrašas buvo mano kanale apie tai, kad mums šioje žemėje niekas nepriklauso, laikinai naudojam. Todėl ir per daug dėl kažko draskytis neverta. Ir taip, siela, pamastykime, draugai, jeigu šiandien tektų mirti, ar jūs neturite ko gėdytis? Ar tikrai jaučiatės, kad viską gerai darote, tiek mintimis, tiek darbais? Ar netektų raudonuoti ten, pavyzdžiui, prieš kokį Jėzų, ar taip toliau, jei tektų jį sutikti kitame pasaulyje? Štai šį klausimą kiekvienas pats savo atsakysite. Taigi toliau. Daugeliui teks išmokti gyventi šią naują koncepciją. Niekas nieko nepraras, nes jie nieko ir neturi. Kaip prarasti tai, kas ne tavo? Viskas, kas pastatyta ant žemės, priklauso žemei. Ir ji daro tai, ką nori. Ji tiesiog duoda tau kasnelį savęs, kad tu gyventum. Bet tai ne tavo, tai jos. Taip, kaip ir mūsų kūneliai. Juokinga, kai žmonės sako, man priklauso ši žemė, aš ją nusipirkau. Iš tikro, viskas priklauso šiai žemiai, o ne taip, kaip tu mastai, broli. Tiesiog kažkas už mūsų susitarė kažkokiais įstatymais, kad taip ir taip, kad mes neva galime kažką nusavinti ir taip toliau. Bet štai karas ir viskas persiverčia aukštyn kojom. Ir džiaugies, kad kudašių išnešiai. Deja, tokia realybė. Gerai, toliau. Naujoje šviesoje iš čia niekas neišeis, todėl kad jūsų pasaulyje viskas pastatyta ant nestabilių pamatų, visiškai skirtingų meiliai principų. Godumas, pasirodymas, pasipuikavimas, to daugiau nebebus. Oi, kad Dievui jausi šie žodžiai. Todėl klausiu tavęs, ar mokate jūs mylėti? Todėl, kad jei jūs mokėtumėte mylėti, jūs nedaleistumėte, kad brolis badautų. Jūs nedaleistumėte, kad brolis peršaltų, nes jam nėra kur gyventi. Bet tai nepriklauso nuo jūsų. Argi ne taip? Tokios realijos, kad kiekvienam reikia išgyvent, pasirūpinti savo šeimą, kad turėtų ką pavalgyti ir galvot, kaip šią dieną išgyvent. Taigi kiekvienas už save, taip gyvena dauguma dėja. Nes tokia jau sistema. Taip sakant, meilė, gyvas nebūsi. Taigi toliau. 5. dimensija nebus pratęsimas to, kaip jūs čia gyvenate dabar. Neturėkite tokių iliuzijų. Todėl, kad niekas, kuo jūs čia gyvenate dabar, neegzistuos 5. dimensijoje. Viskas bus paremta meilė ir pusiausvyra. Visi turėjo žinoti, kad niekas niekam nepriklauso ir viskas priklauso visiems. Ar pasiruošę jūs tam? Sąmoningi žmonės, kuriuos ant pirštų suskaičiuosim, pasiruošę. Žinoma, labai gražios svajonės, bet kad tai vyktų, jūs supratote. Toliau. Todėl daugelis skaito save pasiruošusiais. Taip, aš pasiruošęs 5. dimensijai, bet jie galvoja savo mažame pasaulyje. Galvodami, kad turės tą patį namą, tą pačią finansinę padėtį, tas pačias ydas, viską tą patį, nes jis vibruoja 5. dimensiją. Saldi iliuzija, todėl kad pas jūs nieko tokio nebus. Ydas paliksite čia, ar ne? Bus jūsų pasirinkimas. Viskas, kas suteikia jums trumpalaikį malonumą, nebus 5. dimensijoje. Ten meilė yra švari, nėra paviršutiniškos meilės, todėl kad tai ne meilė. Tai ne meilė, ko jūs mokė jūsų pasaulyje. Tai ne meilė. Malonumas dėl malonumo neegzistuos 5. dimensijoje, todėl kad ten
seksas turės tą vertybę, kokią jis turi iš tikro, sukurtą Dievo, tėvo, motinos, o ne tą, kuri buvo iškraipyta jūsų pasaulyje. Taip, tikrai jūs pasiruošę 5 dimensijai, pasiruošę jūs atsisakyti visų malonumų, kurie yra pas jūs šiandien, pasiruošę jūs dalintis, žiūrėti vienas į kitą be atstumimo, vien todėl, kad jis kitas. Pasiruošę jūs apkabinti bet kurį, kas jis bebūtų. Gyvensite jūs su galaktinėmis būtybėmis, jie daugiau nebebus unikalų žemėje. Ar bėgsite, kai juos pamatysite, ar nubėgsite apkabinti jų iš dėkingumo už viską, ką jie padarė ir daro dėl jūsų planetos. Na, šioje vietoje apie planetą dar labai galima pasidiskutuoti. Na ir taip, gale ciklo pažiūrėkite į veidrodį ir paklauskite savęs. Ar pasiruošęs aš paleisti viską ir tiesiog gyventi meilę, bet tikrą meilę? Ir nesakykite, kad taip. Taip išeina iš ego. Ego atsakys taip, todėl kad niekas iš jūsų nepasiruošęs. Priekyje ilgas kelias, kad po truputį išmokti gyventi kitaip. Tai ne suploti rankomis ir jūs jau 5 dimensijoje. Tai bus kelionėm, kurioje daugelis pasiliks šiame kelyje, nes paprasčiausiai negalės išlaikyti ir ten nueis tie, kurie širdyje turi tikėjimą, drąsą ir tikrą meilę. Todėl ciklas baigėsi ir prasideda naujas ciklas, kuris vis arčiau ir arčiau link 5 dimensijos. Taigi pradėkime gyventi kitaip ir nieko neatidėliokime rytdienai. Žiūrėkite į savo brolius ir seseris su tikra meilė šiandieną, ne rytoj, ne poryt, ne sekančiais metais šiandien. Išmokite mylėti save, gerbti save, kelti savo reikalavimus. Tai pirmas žingsnis į 5 dimensiją. Laiko liko mažai, su meilė ir šviesa. Na, štai draugai, štai toks tekstukas. Na, turiu aš savo nuomonę apie visas šitas, apie visus šitus dalykus, sakykim. O kokia jūsų nuomonė? Sakykit, dalinkitės komentaruose apie visas 5 dimensijas ir panašius dalykus. Kažkada, kai sukūriau šį kanalą, tokie įrašai labai, žinote, tai pakeldavo labai nuotaiką. Norėjosi kažkuo tokiu tikėti. Na, kad būtų lengviau gyventi šiame nepaprastame pasaulyje. Na, o dabar nežinau. Na, tiek to. Tikiuosi, jums taip pat įdomu paklausyti kažką tokio. Na, o kam neįdomu, neklausykite tiek. Niekas neverčia. Taigi iki greito, draugai.